Šiandieną sveikinusi iš savo virtuvės, iš namų, nes tiesiog nepatogu man filmuoti yra dirbtuvėse. Bet nepaisant to, pasiruošiau nedidelį poligoną ir šiandien pakalbėsime apie šviestuvą. Šviestuvas, kuris bus naudojamas pas mane kaime, kaip jį pajungti, kaip galbūt pasirinkti šviestuvą. Tai aš truputėlį užsiminsiu. Aišku, visą informaciją galite rasti internete. Taigi, šviestuvas 24 vatų. Čia vienas iš parametrų, į kurį reikia labai stipriai atkreipti dėmesį. 24 vatai tai parodo šviestuvo galingumą, kiek mes elektros energijos suvartosime per valandą. Dar nepaminėjau, kad šviestuvas bus naudojamas nedideliai patalpoj, tai yra nuosavam name, nedidelė laiptinė apie 8 kvadratus. Šito šviestuvo šviesos turi tikrai užtekti. Kitas svarbus mums parametras tai yra liumenai, matote šitai apačioje dešinėje. Aš tikiuosi, kad kamera viską rodo gerai. Liumenai, į tai nusako šviesos srautą. Kaip nusakomos srautas? Tie, kurie dar atsimenate sovietinės lemputės, kaitrinės lemputės, srautas yra matuojamas liumenais. Tai maždaug 40 vatų kaitrinė lemputė, sovietinė pavadinkim taip, atitinka apie 800 liumenų. 60 vatų lemputė atitinka apie 1600 liumenų. Na, dar kartą pakartosiu, informaciją galite rasti internete, lenteles. Kiekvienas, kas mokat naudotis Google, tą nesunkiai rasite. Na, o mano atveju yra virš 2000 liumenų, tai čia beveik atitiks apie 100 vatų kaitrinę lemputę. Na ir kitas parametras yra svarbus kelvinai. Kelvinais nusakoma šviesos spalva. Apie 3000 kelvinų bus geltona spalva, 4000 tokia šalta balta, o jau kas aukščiau aplamai šviesa tampa tokia ryškiai balta ir nežinau, visiems priimtina ta spalva. Na, galite nueiti į prekybos centrą, tikrai pamatysite įvairių yra lempučių ir galima netgi uždegti, pasižiūrėti, pasirinkti pagal savo akį, pagal kitus kriterijus, kaip šviečia šviestuvas, ar 5000 kelvinų, ar 3000 kelvinų. Nu, tą padaryti galite bet kuriame prekybos centre, kur yra stendai. Tai dabar šiek tiek apie kelvinus, vatus ir liumenus pašnekėjome. Šitą pakuotę patrauksiu į šoną. Tiesiog tolin. Dabar į areną atvažiuoja štai šitas liustriukas, kuris bus kabinamas kaime. Kaip jungiamos liustros? Pakankamai nesudėtingas darbas. Aišku, tie, kurie to niekada nedarėte ir neturite jokio supratimo apie elektrą, tai nerekomenduoju to daryti. Ir aplamai nerekomenduoju to daryti nespecialistams. O šiuo atveju aš, kadangi rizikuoju, tai čia mano atsakomybė ir aš tai dariau ne vieną kartą, ir ne 2, ir ne 3 kartus, o kokius, nežinau, lai būna 500. Nu, aišku, visuomet reikia svarbiausia laikyti saugumos technikos reikalavimų. Gerai, nuimkime ir pasižiūrėkime, ką mes čia turim. Dangtis pasisuka prieš radiklę. Dangtį padėsime į šoną kol kas. Kažkur toliau. Tiesiog į dėžę įdėsiu aš jį, kad būtų saugu, kad neužlipčiau. O štai taip. Na ir ką mes čia turime? Turime 4 eilės ledų, 1, 2, 3, po 6 ledus eilėje. Tai reiškia, čia bus 24 ledai, tai kiekvienas ledas yra po 1 vatą galingumo. Per vidurį yra turbūt vadinamas transformatorius, nežinau kaip lietuviškai vadinasi daiktas tas. Įtampos mažintojas, nežinau. Va. Ir taip pat turime pajungimo kaladėlę. Štai jinai čia. Kaladėlė susideda iš 3 dalių.
matome 3 laidus, rudą, mėlyną ir per vidurį geltoną su žaliu. Ir nesunkiai galim matyti, kad vidurinis laidas prijungtas prie korpuso. Štai jau čia matot vienas varžtelis ir jie ateina į kaladėlę. Mano namie nėra įžeminimo laidų, namas yra senas, sovietinis, ten elektros instaliacija nepakeista, ten yra 2 laidukai. Kaipgi jungiasi, kokiu būdu jungiasi šitas liustras su 2 laidais? Aišku, kad mes neturėsime įžeminimo, taigi jungsime fazę prie fazės, 0 prie 0. Ta lengva yra padaryti turint spalvas, bet kaip sužinoti, kuri fazė yra sovietinio elektros tinkle, kai mes turime vienos spalvos 2 laidus. Beje, man atrodo, jie ten dar netgi aliuminiai. Tai truputėlį lempą atidėsime į šoną ir pakalbėsime apie kai kuriuos prietaisėlius. Štai taip. Prie save matote 2 prietaisus. Paprasčiausias prietaisas, kurį galima nusipirkti bet kuriame prekybos centre, tai yra fazės indikatorius. Veikia labai paprastai. Vieną galiuką kišame į rozetę, o prie kito galo pridedam pirštą ir šitoje vietoje užsidega indikatorius. Jeigu indikatorius dega, reiškia laidas yra su faze ir jame yra įtampa. Ir čia jau labai reikia elgtis atsargiai. Ir kitas dalykas yra įtampos ieškiklis, arba sakykime ir fazės ieškiklis čia yra. Labai geras dalykas, pirkau pas kiniečius, naudojamas irgi paprastas, galima aptikti elektros laidus kažkur tai sienoje. Jeigu bus įdomu, plačiau galėsiu papasakoti apie šitą žaislą kitame video, kaip ieškoti laidų. Na dabar, ką aš turiu? Aš turiu nedidelį pasirengęs poligoną. Dar trečias prietaisiukas, aš manau, kad jūs matote jį. Tai yra prietaisas, kurį pirkau, aš neatsimenu, kur aš jį pirkau iš tikrųjų, matau, Lidl parduotuviai. Jisai parodo, ar namie mūsų rozetės yra korektiškos. Štai jūs matot, kad rozetė yra korektiška. Jeigu teisingai kažkas būtų neteisinga, galėtų degti tokie rezultatai. O aš ištraukiu, apsuku rozetę. Įkišiu. Ir jūs matot ką? Matot, kad fazė su 0 susikeitė vietomis. Fazė rozetė visuomet yra dešiniai, 0 kairiai. Kai kurie sako, kad tai neturi didelės įtakos. Iš dalies galiu pritarti tam, iš dalies aš tam nepritariu, nes iš tikrųjų fazė ir 0 turi įtaką kai kuriems prietaisams. Net kitose valstybėse yra rozetės, kur šakutės tu atvirkščiai neįkiši. Ten yra dar papildomas toksai, pavadinkim, kontaktas, ne kontaktas, išlindęs, kad tu aukštinkojom tiesiog fiziškai šakutės neįkiši. Tas yra aktualu prietaisams buities, tarkim, indaplovėms, skalbimo mašinoms. Ten fazė turi būti dešinėje, o ne kairėje. Taip pat, jeigu pas jūs rozetėje nėra įžeminimo, kaip štai, tarkim, nutrūkęs jis kažkur, tai aš čia imituoju, aišku, šitą rozetę, tai yra, čia laidas yra tik tai 2 gyslų, įžeminimas nėra pajungtas, tai mes matysime irgi negerą rezultatą, kad open groundas. Taip aš pasižiūriu juo. Ir tai ką reiškia? Reiškia tai, kad šita rozetė nėra korektiška, čia nėra įžeminimo ir prie tokios rozetės negalima jungti jokių prietaisų buitinių. Bent jau nerekomenduojama. Taip. Tai čia buvo nedidelė teorija apie rozetės, o dabar mes paieškosime, kaip surasti fazę. Aš jums parodysiu. Tai iš tikrųjų daroma, kad su šituo prietaisu.
Aišku, šitas prietaisas rodo, kad rozetė netvarkinga, bet jeigu tai būtų tvarkinga rozetė, tuomet arba su juo, tai reiškia būtų dešiniai pusiai, vat kaip šiuo atveju, jeigu aš manau, kad matosi, gal šviesą išjungti, nesvarbu. Reiškia, įkišus indikatorių turit matyti ant galo degančią raudoną lemputę, kad čia yra fazė. Arba, trumpai parodysiu gal tada su šituo, nustatom didesnį jautrumą. Patikrinti reikia laidą. Jūs girdit, kaip pyps indikatorius. Tai reiškia, kad laidas yra po įtampa. Ir dabar galim surasti fazę. Įkišus indikatorių į fazę, jisai pradeda va štai taip. Tikiuosi puikiai girdit. Skleidžia štai tokį garsą. Nuo 0 įkišus lėčiau fazę. Dažnis didėja signalų, 0 mažėja. Tai dabar turbūt visiems aišku, kad fazė yra dešiniai pusiai, o 0 yra kairiai pusiai. Viskas. Einam prie praktikos, pajungsim laidus. Na, dar tiesą galiu parodyti, kadangi mano laidas yra dvigyslis bus, aš čia imituosiu pajungimą, o kitu atveju mes galim turėti štai tokį variantą namie pas save. Ir čia matote yra 3 laidai. Ir 3 laidai yra su vienodomis spalvomis. Kaip ir čia 3 laidai vienodi ir turi savo spalvas. Tai tiesiog spalvas jungiam prie spalvų ir nesukam galvos. Aišku, turim kaip visuomet įsitikinti, kad laidas neturi įtampos. Aš kadangi žinau, kad tas laidas štai yra tokio ilgio, jis įtampos neturi. Na ir jeigu tai būtų dvigyslis laidas, kuris irgi spalvų neturi, kadangi neturiu aš nespalvoto laido, prieš pradedant darbą turim pilnai įsitikinti, ar tas laidas nėra po įtampą. Tai kadangi jis yra išjungtas, aš tai va matot pridedu, jisai nėra po įtampą ir aš galiu laisvai dirbti. Kągi, dabar prijungsiu, kaip jungti. Jungiasi labai paprastai, nieko sudėtingo. Tam tai reikia turėti atsuktuvėlį. Paprastą arba liaudyje dar vadinamą minusą. Kur mano atsuktuvėlis pabėgo. Pirmiausia, gal prakiškime laidą štai va pro čia. Pro skylutę, kuris ir turi būti. O štai taip. Ir paimsim atsuktuvėlį ir prijungsim laidus. Tai dabar jungiame rudą laidą prie rudo. Nes čia yra mūsų fazė. Štai taip. Aišku, lempai tai neturi jokios didelės įtakos, tai nėra buitinis prietaisas. Suktuvu užsukame. Stipriai veržti nereikia. Atsiprašau. Patikrinam, ar laikosi. Atsukam nulinio gnybto laidą. Taip pat įkišam. Čia nieko sudėtingo. Laidus reikia nužievinti apie 10 mm. 10 mm. Vėl užkišam. Atsuktuvą įkišam ir užsukam. Viskas, mūsų šviestuvas prijungtas. Jeigu tai būtų lubos, tai reikėtų jai dar prisukti prie lubų. Va, viena skylutė, čia antra skylutė, nu, 3 varžteliais įsitvirtinasi prie lubų. Ką, laidą ištraukiame ir uždėsime dangtį. Mūsų dangtis yra štai čia. Grįžta dangtis atgal. Štai, užsukam prieš laikrodžio rodiklę. Na ir dabar telieka ką padaryti, patikrinti, ar mūsų lempa šviečia. Paimam rozetę ir jungiam į rozetę. O net apakino. Nu ką,
Tam kartui sakau visiems ačiū, kurie žiūrėjote. Būkite atidūs dirbdami su elektra. Visiems gražios dienos, laukit naujų vaizdo įrašų. Nepamirškite prenumeruoti kanalo ir rašykite komentaruose, kokiu dar vaizdu norit įrašų pamatyti su elektros darbais. Iki.